Sveiki visi! Šiandieną norėčiau pasidalinti su jumis apie savo praeitus mokymus portalui 1111 pas Dianą. Kadangi mokymai praėjo nuostabiomis energijomis, praktikomis, tai tiesiog noriu pasidalinti savo transformaciją, kad per šitos mokymus aš dar labiau sutvirtinau ryšį su pačia savimi, su savo aukščiausio aš, per Dianas vesdamas meditacijas, susijungiau su savo tomis dalimis, kurios buvo išbarstytos, kad dar giliau, labiau pradėčiau girdėti pačią save. Angeliškos energijos, meditacijos ir pažintis su archangelais pasirodo, protui atrodo, kad aš dabar su archangelais tik dabar susipažinau, bet vidus jautė, kad jie visą laiką būdavo šalia, tik mano protas tai to nesuprasdavo. Tai Dianos dėka dar labiau pastiprinau ir stiprinu ryšį su angelais, archangelais. Ir dar stipresnis ryšys yra su pačiu kūrėju, Dievu, šaltiniu, nes visa galia yra manyje. Tai Dianos mokymai, ką man padėjo suprasti, dar labiau pasitikėti pačia savimi, kad visos dovanos yra manyje, kad visos duotybės yra manyje. Tai man šitos dovanos yra labai stiprios ir tokia neapsakoma dovana, kad tai pas mane galėjo atsiskleisti ir Diana tai padėjo man atskleisti. Tai tiesiog aš žinau, kad dabar yra organizuojami portalai 2020, aš juose dalyvau jaunais metais ir šiais metais vėl kartosiu. Tai tiesiog, jeigu norite dar didesnės transformacijos savyje, tai tikrai rekomenduoju ateiti į šitos mokymus, nes mes patys galime pasiekti tą transformaciją ir per ilgus metus, etapus galime eiti link to. Bet kas esate pasiruošę greičiau pasiekti savo gyvenimo tikslus, pradėti pasitikėti savimi, gauti vidinės stiprybės, tai tikrai rekomenduoju ir kviečiu dalyvauti portalui 2020, nes Diana yra nuostabi siela, kuri atėjo į žemę budinti mūsų. Ir tik tais tie, kas pasiruošę, tikriausiai randa ją. Kaip ir radau aš ją, tai pačios didžiausios rekomendacijos.